Kągi, Kauno marias kol kas palikime ramybėje, mat dabar norime jūs pakviesti į Aukštaitiją. Netoli Salako miestelio tyvuliuojančiame Luodžio ežere praėjusį savaitgalį pasibaigė jau 6. atviro spiningavimas LT čempionato sezonas Airus Pro Marine taurei laimėti. Finalinio 4. etapo metu išaiškėjo ne tik stipriausios varžybų, bet ir viso sezono komandos, kurioms atiteko čempionų medaliai bei ypač vertingi spiningavimas LT serijos rėmėjų prizai. Šį kartą prie starto linijos išsirikiavo 56 komandos ir visi čempionato lyderiai, mat kova laukė žūtbūtinė. Nei vieni, nei kiti pirmaujantys žvejai sportininkai neturėjo ryškios persvaros, tad geras pasirodymas finale kvepėjo medaliais. Starto šūviai nuskambėjus 7 valandą ryte, valtys lyg pasiutę išsilakstė po Luodžio ežero platybes. Didelė komandų dalis beje lėkė ne bet kur. Rimtai į varžybą žiūrintys žvejai čia jau buvo atlikę nemažai treniruočių, ištyrinėjo potencialias ežero vietas, tad pirmų taikymų ir šovė ten, kur žuvį sugauti buvo daugiausia šansų. Žvejų rojuje tyvuliuojantį ežerą pasirinkome ne veltui. Čia ir didelių žuvų ištekliai, ir pats ežeras įdomus, kai žinai, ko ieškoti. Efektingi vidury ežero randami pusmetrio gylio sėkliai, 4 didelės salos, ryškūs juos supantys šlaitai bei daugybė kitų vietų, patyrusį spiningautoją taip ir vilioja užmesti masalą, pasakojo mums klubo spiningavimas LT prezidentas Algirdas Janavičius. Jis beje darbo turėjo įvalės. Skirtingai nei pastaruosiuose 2 etapuose, Veisėjo bei Stirnių ežere, šįsyk žvejai sugavo daug žuvies, kuri buvo sveriama ant vandens, registruojama ir iškart paleidžiama atgal į ežero gelmes. Kaip parodė finalinė varžybų statistika, žuvį sugavo lygiai pusė iš 56 startavusių komandų. Įvertinus tai, jog Airus Pro Marine taurės čempionate dalyvauja ir naujokai, ir profesionalai, statistika labai net nebloga. Laimikiai pasipylė iškart po starto ir spiningų žvejams jie kratė iki pat vidurdienio. Natūralu, jog vėliau kibimas kiek atslūgo, tačiau iki varžybų finišo 15 valandą kantriausi vis dar sugebėjo suvilioti vieną kitą lydeką ar ešerį, kurių beje sugauta buvo tikrai nemažai. Tad laimikių svėrimo, matavimo bei registravimo darbų teisėjams netrūko ir krante. Rezultatų po finalinio ir, kaip parodė skaičiai, ypač įtempto bei daug lėmusio etapo, palaukti teko kiek ilgiau nei įprasta. Organizatoriai ruošėsi dvigubai apdovanojimo ceremonijai, mat įvertinimo laukė ne tik geriausio etapo, bet ir viso sezono žvejai. 4 etapo įskaitoje 3 vietą pelnė komanda Ešerys 2, 2 vietą iškovojo 2 gintai, o vertingiausia 1 vietos trofėjų namo išsivežė komanda Ešerys 1, Sigitas Lukšta su Gintautu Šiukščium. Etapo nugalėtojai beje ilgam nuo apdovanojimo aikštelės nepasitraukė. Suskaičiavus taškus paaiškėjo, jog komanda Ešerys 1, Sigitas Lukšta ir Gintautas Šiukščius be konkurencijos laimėjo spiningavimas LT čempionatą. Sportininkai atsiėmė Naujutelaitę Pro Marine valtį bei Senija žuklės bazės prizą savaitinę žuklės kelionę į Norvegiją. Analogiški kelialapiai buvo įteikti ir likusioms trejetuko komandoms. Sezono vicečempionais tapo komanda Raudondvaris, Vytautas Gutauskas ir Sigitas Tamauskas, ir vos 1 tašku nuo jų atsiliko Go Fish Baltijos žvynas duetas Mantas Andrijauskas su Edgaru Lapinsku. Beje, verta pridurti, jog šiųmečiai spiningavimas LT čempionai savo jėgą jau įrodė 2 kartus. Prieš 3 savaites jie tapo ir Lietuvos spiningavimo lygos nugalėtojais bei pateko į nacionalinę rinktinę, kuri mūsų šalies garbę gins pasaulio spiningavimo čempionate Estijoje. Pirmiausia, mums nepasisekė labai pirmas etapas, tada susijėmėm su savo draugų Gintu ir nutarėm, kad jau reikėtų kažką tai padaryti ir nugalėti. Ir kažkas tai tokio išėjo. Ir užtvirtinimui būtent ir paskutinis etapas buvo, kad 1 vieta. Buvom atvažiavę pasitreniruoti, kibimas nekoks buvo, bet atradom vietas visas, kurios ir jos suveikė. Kas yra tas darbas, sakot, susijėmėt ir pradėjot kažką daryti, vis tik tai kaip vyksta tas sportuojančio žvejo gyvenimas? Pirmiausia, pirma dalis yra pagrindinė treniruotės. Ir paskui tik tai susidėlioti yra ta taktika, kuri priimtina tuo momentu būna, o toliau sėkmė jau kažkur tai biškelį toliau lieka.
Na, sako, būna bet kuriuose varžybose tas prieš startinis jaudulys, ypatingai, kai kvepia kažkuo rimtu, ar ne? Koks jis buvo šį rytą? Jo, biškelį, rankytės drebėjo, nu, bet susivaldėm, susijėmėm ir tas jaudulys daugiausia iki pirmos žuvies būna. Pirmą žuvį pagauni, kažkaip kaip akmuo nuo krūtinės, sakykim, tai nukrinta.